Pradžioj tai galvojau, kad neįeisiu į 22 arkaną visatą. Ir labai ilgą laiką manęs neįleido, kol supratau, kad įėjimas yra per centrą ir turiu susicentruoti į savo ašį. Ir kai pradėjau centruotis ir atradau jau tą savo ašį, taip mane pradėjo apsvaiginti, vos nuo kėdės nenuvertė. Ir tada supratau, kad, bet iš karto taip atėjo, tos 4 stichijos, kur sako, mes esam tavo atrama ir visą laiką, jie galim būti, jeigu tau sunku rasti savo centrą. Ir tada liūtas davė ugnies, erelis davė vandens, ar ne? Jo, žmogus angelas davė oro, o jautis davė žemės, labiausiai trūko žemės. Ir jau kaip buvau savo ašy, tam centre, tas apskritimas pradėjo virsti į ovalą. Ir atsirado 2 priešingos jėgos. Ir kai tik atsirado 2 priešingos jėgos, supratau, kad dabar gali būti tik tai kūryba, kada yra 2 priešingi poliai. Ir ten kažkoks yra neapsakomas džiaugsmas toj kūryboj. Kažkokia nežemiška meilė, kažkoks visiškai nežemiškas jausmas. Ir būnant toj kūryboj, tada tas ovalas pradėjo virsti spiralę. Dar kitoks pradėjo darytis. Ir atsirado tarsi kažkoks išėjimas į kitą lygį. Išėjimas į kitą formą. Ir žodžiu, visą laiką toj meditacijoje aš supratau, kad yra 3 pagrindinės figūros. Apskritimas, ovalas ir šita spiralė. Ir kad visas pasaulis yra, visa visata telpa į šitas 3 pagrindinės figūras. O paskui kažką pradėjau rašyti. Tos 2 energijos suteikia prasmę ir viskam, kas egzistuoja šitoj visatoj. Viena forma keičia kitą, ovalas virsta į spiralę. Ir kai atmerkiau akis, matau, kaip vartosi knyga. Tiesiog atrodo Dievo ranka verčia knygą. Ir galiu prisiliesti. Ir pradžioj galvojau, kad man atvertė mylimuosius, bet paskui atverčiau ir pasižiūrėjau. Ir ten buvo šitas 2 taurės, jo. Ir aš galvoju, ir aprašiau, vyras ir moteris ir laiko bendrą kūrybos taurę, o viršui dieviška ranka pila jiem to kūrybinio eleksyro, bet tai žodžiu, vietoj 6 2 arkanas. Ir tada, kai ta knyga sustojo vartytis, kaip tik saulė, dangui šypsojosi saulė. Ir ant stalo krito verpelių šešėliai. Ir jie šoko savo šokį, tik jiems patiems suprantama ir skambantį gyvybės šokį. Ir matau, regiu savo migdolinėmis akimis savo šokį, savo gyvenimo šioje žemėje šokį, tarp šešėlių ir šviesos, amžinybėje, kur nėra nei laiko, nei ribų, kur skamba sielos muzika. Ir tyliai kužda, aš esu.